Persikeliame į Restore Fix automobilių atnaujinimo ir priežiūros centrą Kaune ir Julius dabar mums papasakos, kaip čia nutiko, kad Tesla taip gražiai blizga. Labas, Juliau. Sveikas, Izidoriau. Gal gali papasakoti žiūrovams, ko iš čia užsiimat? Mes atliekam automobilių padengimus Restore FX polimerinę dangą, taipogi turime naują Clear FX Pro keramiką. Dailinam, gražinam automobilius, valom jų salonus, plaunam detaliai tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Kaip suprantu, Restore Fix yra automobilio lako atnaujinimo paslauga, ar ne? Lako atnaujinimo sistema, polimerinė danga, kuri yra kietesnė negu įprastinis lakas. Restore Fix kietumas yra 7H, tai jeigu standartinio lako kietumas yra apie 2-3H, tai padengtas Restore Fix automobilis, mes turim galimybę priauginti virš 10 mikronų dangos, ištaisyti seno lako defektus, visus įbrėžimus, tai ką palieka, tunelinės plovyklos ir atgaivinti automobilio spalvą ir blizgesį. Tai yra paslauga atliekama be dažymo, užlakuojant naują lako paviršių. Bet kodėl man tai gali būti aktualu? Nes aš manau, kad daugelis žiūrovų pratę, kad jei automobilio lakas pabraižytas, tiesiog nuvažiuojam, atpoliruojam ir važiuojam braižyti toliau. Taip. Tai kodėl man aktualu Restore Fix? Lietuvoje populiaru yra poliruoti automobilius, bet poliruoti automobilį jūs galite kelis kartus, 2, 3, 4 ir vėliau jau nebelieka lako. Turime labai daug pavyzdžių, kada automobiliai atvažiuoja į mūsų centrą ir mikronais išmatuotas lako paviršius jau nėra tinkamas jokiems poliravimams. Vėliau jums teks tiesiog perdažyti brangiai automobilį. Ar tiesa, kad yra vairuotojų, kurie nuvaro poliruoti automobilį ir net nesupranta, kad jų automobilis dalinai yra gadinamas, nes mažinamas jo lako sluoksnis? Taip, poliravimo metu yra šalinami mikronai ir tai yra trumpalaikė, neefektyvi alternatyva. Žmogus susimoka už paslaugą, gauna nupoliruotą gražų automobilį, bet po tam tikro laiko vėl atsiranda įbrėžimai, vėl tenka šalinti juos poliravimo būdu ir vėl yra mažinamas lako sluoksnis. Kaip supratau, jūs priauginat esamą laką, negadindami senojo, bet jūs jį dar ir sustiprinat, tiesa? Padengtas Restore FX lakas jau yra kietesnis, tai yra moksliškai tyrimais pagrįstas 7H kietumo lakas su papildomais 10 mikronų. Taipogi klientui galim pasiūlyti ant viršaus dar pasidengti keramiką, kad pagilinti visą esamą vaizdą ir suteikti automobiliui hidrofobinės savybės, kad lengvai nusiplautų ir būtų paprastesnė jo priežiūra. Tai aš atlikęs Restore Fix paslaugas automobiliu galiu tikėtis ne tik, kad jis ir atrodys geriau, bet kad ir jo lakas tarnaus ilgiau, taip? Restore Fix tarnauja 5 metus, Clear FX papildoma keramika 3 metai hidrofobinės savybės, tai užsidengus 2 sluoksnius jūs turite galimybę ilgai turėti gražų, apsaugotą automobilį tiek nuo saulės ultravioletinių spindulių, tiek nuo menkų įbrėžimų, išorinių veiksnių ir jūs susitvarkysite galų gale seno lako defektus. Iš mūsų centro išvažiuoja lyg pirmą pirkimo dieną iš gamyklos. Tai štai kaip atrodo mūsų produktai, tai yra Restore FX danga, tai yra keramika, o čia yra toks testas. Paimtas senas kapotas, kaip matai, subraižytas, ir mes padengiam šitą pusę Restore FX polimeriniu laku ir keramiką. Ir akivaizdžiai matosi skirtumą. Net jaučiasi sluoksnių skirtumas, ne? Nes priauginta. Šiaip realiai tai atrodo kaip perlakota. Jeigu aš atvažiuosiu su automobiliu be lako, jūs padėti nebegalėsite. Ne, Restore FX jau nebegalės padėti. Tai jau nereikia vėluoti ir nereikia perpoliruoti. Būtent yra problema, kad mes pasimdami automobilį dirbti, įsivertinam ir jeigu tam tikrose detalėse trūksta lako, mes negalim viso jo pilnai padengti. Ar tai yra brangi paslauga? Perlakavimas automobilio kainuoja nuo 6 iki 800 eurų, priklausomai koks tai automobilis būtų, lengvasis, SUV-as ar visureigis. Restore FX tai yra 5 metų garantija polimeriniam lakui ir keramika. Keramika 3 metai garantija 350 eurų. Paslauga kainuojanti mūsų centre, bet šiuo metu yra 15% taikoma akcija ir nuolaida. Kiek žinau, kol kas Lietuvoje yra tik tai vienas Restore Fix centras, ar ne? Taip, Kaune, Crown centre
Ar galėčiau pats įsigyti šią polimerinę dangą ir atlikti paslaugą pats, jeigu noriu staupyti, pavyzdžiui? Ne, produkcija nėra parduodama nei Lietuvoje, nei kitose šalyse, yra parduodama tik pati paslauga, bet jūs galite tapti mūsų partneriais, jeigu esate detailingo centras, studija, kuri užsiema panašaus pobūdžio darbais, kreipkitės, Restore FX franšizė Lietuvoje yra atvira, mes apmokome, suteikiame įrankius, produkciją ir ieškome partnerių visoje Lietuvoje. Ok, tad jei norit atnaujinti savo automobilį, visada galite atvykti į Restore FX automobilių priežiūros centrą Kaune, o jei esate profesionalas, taip pat galite kreiptis į Julių ir bendradarbiauti. Ir neužmirškit, kad šiuo metu vyksta 15% nuolaida visom Restore FX paslaugom. O mes grįžkime prie Teslos.